Kaip? Gerai, einu. Biškai būna 500. Jis ragiškas. Viesos, vieną įdėjau čia. Jaučio už my mind. Parkingo vyrų išprotėjau šitą į kelnes. Neleiskit manęs. Kaip aš filmuoju savo videkus. Taip man vėl pritrūko video idėjų. Kad padaryti vieną iš tų video naudoju keletą kamerų, kurias turiu. Kiekvieną naudoju pagal poreikį, kada kuriam momentui, kurie atrodo patogiai. Kai filmuoju save kažkur laukia ar kažkur einant, dažniausiai naudoju savo iPhone'ą, nes jis pas mane pastovi kišeniai, patogu naudot, paspaudi, bam, bim, bum ir filmuoja. Jo, įsijungiu tą cinematic mode, tada, kai savo filmuoju, būna tas bluriukas fone, išsiliejęs vaizdas ir atrodo, wow, kaip čia kokybiškai. Jo, gražiai atrodo. Man patinka. Su bet kurio rageliu šiaip galima nufilmuoti gerai, svarbu daug šviesos, o laukia filmuojant, tai šviesos, o va tiek. Per akis ir per akinius. Dar dažnai filmuoju ir su Sony ZV-1 kamera. Jinai mažiukė, beveik telefono dydžio. Tai kas su ją patogu, kad aš su ją galiu filmuoti log profilių. Ką tai reiškia? Tai kad galiu nusispalvinti medžiagą. Jo, tik tais tamsoje prašiau mato. Ir mano pagrindinė kamera, su kuria dabar ir filmuoju, tai yra Lumix S5. Čia galiu dėti objektyvus kokius noriu, nustatymus kontroliuoti dar detaliau, filmuoja 10 bitų. Jeigu kažkam tai sako, tik autofokusas yra huinė. Taupau ant S5 arba S5X. Toliau pagrindinis dalykas, dėl kurio jūs negalėtumėt girdėti mano vapalionių, tai mikrofonai. Šitas daiktas. Naudoju DJI mikrofonus pirmą versiją, kur 2 komplektas. Šiaip man jie labiau patinka negu antri, nes jų magnetukai be logotipų. Nes va čia turiu nusipirkęs baltą, tai jis su logo. Faini mikrofonai, yra adapteriukai į telefoną kišt, iPhone'ą, USB-C yra ir į kamerą laidukai ir visą kitą. Garsas yra svarbu. Dažniausiai, kai pasistatau kamerą, ane, ir, turiu kalbančios galvos tą kadrą, tai naudoju 3 lempas. Jų dabar nesimato, bet jų dėka jūs manęs nematytumėt. Nes dar viršui viena yra. Visą laiką, kai turiu šitą kalbančios galvos kadrą, susišviečiu save pagal 3-point lighting, 3 taškų apšvietimo taisyklę. Ne? Kaip pavyzdys. Key light, pagrindinė šviesa, kuri apšviečia mano veidą. Tada yra fill light, papildančioji šviesa, kuri panaikina tos visus aštrius šešėlius. Man tai patinka. Ir yra rim light, hair light dar vadina, kuri mane atskiria nuo fono. Realiai turim, ką turim, be. Jo, visas šitas taisyklės galima laužyti, išjungus šitą, pavyzdžiui, labiau kontrastingas, rimtesnis, tipo vaibas, išjungus tą, išlieku juodumoj, o tiesiog juodam fone atrodo, kad pasakosiu kažkokias paslaptis. Arba galim išjungti šitą ir dabar iš vis atrodo, kad aš pagrabau žmogų. Šiaip visai fainai atrodo. Jo, ir pagal save gali daryti kas kaip norit. Aš naudojuosi mažytėm smaldrigo lemputėm. Jūs galite Amazonę atsisiųsti, aš siunčiausi iš Amazono. Galite kažkur Lietuvoje kažką panašaus rasti, pilna čia tų variantų. Kiekviena lemputė, man atrodo, gal kažkas iki 100 eurų kainavo. Šiaip gerai šviečia. Šiaip nebūtina šitų lempų turėti. Aš kaip pradėjau filmuoti, kai buvau paauglys, aš tą patį susišviesdavau su staliniam lempam tiesiog. Ypač dabar, kai dar galima nusipirkti tų RGB visokių lempučių, tai su spalvikėm ten viską galite pasišviesti. Muziką ir garso efektus visus naudoju iš garso bibliotekų, turiu prenumeratas. Pradžioje naudojau Epidemic Soundą, bandžiau Artlistą, bet dabar perėjau ant Motion Array. Šiaip galima nufilmuoti gražiai videką ir su telefonu, tuom, ką turit namie. Turit seną VHS-inę kamerą, turit seną ten tą handycamą kažkokį. Tai svarbu, turėkit daug šviesos, gerą garsą. Mikrofoniukus galima dabar iš tų visų svetainių prisisiųsti papikė. Mačiau, Maximuose dabar net būna mikrofonus Bluetooth'inius. Už 2 eurų gali nusipirkti. Eikit, filmuokit, darykit kažką. Jeigu turit klausimų, daugiau klauskit. Svarbiausia, žinokit, ką norit pasakyti, papasakokit fainą istoriją. Nesvarbu šiaip kas kokią aparatūrą naudoja, svarbu naudokite tai, kas jums patinka. Visi šitie priedukai ir dalykėliai, smulkmenos tik tais palengvina darbą, bet visą tą galima pasidaryti ir su tuo, ką turit namie. Eksperimentuokit su videkais, darykit, ką norit, išreiškit save. Gerai, iki kitos savaitės.